Mylimieji, sakau tiems, kurie žiūri YouTube, gal pirmą kartą, mano vardas Algimantas. Dabar vyksta gyvosios pamaldos, gyvojoje Rojaus Trejybės aš esu šventovėje. Susirinkę esam Kaune. Prieš gyvasios pamaldas Nijolė manęs paklausė, sako, kaip veikia malda? Malda žmogų, kuriam nori padėti. Ir tuo pačiu jai buvo pasakyta, kad po maldų tas žmogus prasčiau jaučiasi. Jam yra blogiau. Man tas, sakykime, pasikalbėjimas sukėlė mintį apie tai pakalbėti visiems, kadangi tai yra įdomus reiškiniai ir tuo pačiu svarbus mums visiems. Mes esam kaip energinių virpesių generatoriai. Mes skleidžiam tuos virpesius visi. Ir virpesiai neturi tokio atspalvio, kurį vadina gera energija, bloga energija. Energija neturi emocinio atspalvio. Kas yra geras, kas yra blogas, kaip ir evoliucija. Ji yra kūrėjo sumanymas. Žengti vis į ryškesnę šviesą. Kas yra šviesa? Tai aukštesnio energinio dažnio virpesiai. Tai virpesiai yra matuojami pagal, aišku, savo stiprumą, bet išraiška, koks yra atitikimas kūrėjui, išreiškia tų virpesių dažnis. Kuo aukštesnis dažnis, tuo tie virpesiai yra nukreipti link kūrėjo ir geriami iš kūrėjo. Jie yra iš virpesių šaltinio, energijos šaltinio, iš paties kūrėjo. Energija negali atsirasti iš be niekur nieko. Ji turi savo šaltinį. Mes net jeigu čia aplinkoje, kuri yra pati toliausia nuo kūrėjo, nes kūrėjas yra visos kūrinijos viduryje, rojuje, savo buveinėje, kuri yra energinių virpesių sankaupa. Tai štai mes kuo toliau esam nuo rojaus, tuo labiau mes atsitolinę nuo paties kūrėjo, nuo šaltinių. Nes įsiterpia tiek laikas, tiek ir atstumas, kad mes suvoktume tą kūrėją. Dar jau jūs puikiausiai, kurie studijuojate Urantijos knygą, lankote gyvasias pamaldas, esate urantai, garbinate kūrėją gyvai, ne ritualais. Žinote, kad prieš 200 000 metų įvykęs Liuciferio maištas nužemino virpesius tiek, kad mūsų sistemoje, turinčioje Satanijos pavadinimą, kuri ir buvo izoliuota, kad tas maištas savo užkratų neplistų į kitas vietinės sistemas. Tai štai iki tol vykęs dvasinimas mūsų planetos, o mūsų planeta priklauso šitai pačiai sistemai, Satanijos sistemai. Tai kas buvo pasiekta vis aukštėjančių virpesių linkme per 300 000 metų, buvo prarasta per 10 000 metų. Milžiniškas greitis. Praradimas yra be pastangų. Degradacija vyksta be pastangų. Žengimas į aukštesnio dažnio virpesius. Milžiniškos pastangos. Maištas jau trunka, sakykime taip, truko 200 000 metų. Kristaus atėjimas į mūsų aplinką prieš 2000 metų užbaigė maištą politinė, formalia prasme. Šaknys yra likusios. Dvasinių mokytojų po Kristaus, kokie ir buvo,
visos žmonijos aplinkoje, tiek Mohamedas, beveik po 700 metų gyvenęs po Kristaus, jis paliko savo įspaudą islamo sukūrimu. Tuo tarpu Jėzaus evangelija, Dievo tėvystė, žmonių brolystė, susiskaldė į atskiras sektas. Ir natūralu, kad mes dabar neturim to supratimo, tai kokia yra malda, kiek ji pasiekia kiekvieną. Mes formaliai galim žiūrėti į maldą, bet galim laikytis ir to požiūrio, kokį teikia kūrėjas, energijos šaltinis ir centras. Gerkit iš manęs gyvąjį vandenį, tai yra virpesiai, jie realūs, kad juos pajaustumėt, kad jūsų viduje yra tie virpesiai išgerti gyvojų vandeniu. Jums reikalingas dvasinis asmens atsivėrimas, dvasinis. Reiškia tas asmuo, kokį padovanoja kūrėjas kaip kiekvieno asmenybė, jis yra iš to paties dvasios šaltinio, iš kūrėjo. O atsivėrimas šaltiniui tai ir yra ta mūsų malda, tas bendravimas. Kada mes išsisakom ir skausmą, ir džiaugsmą, bet orientuojam tą įsisakymą į asmenybę. Ne į Dievo idėją, abstrakciją, bet į asmenybę. Tegu tai bus tėvo samprata, kūrėjo samprata, aukščiausiojo samprata, bet kad ji būtų į asmenį orientuota. Jūs pajausite viduje aukštėjančio energinio dažnio virpesius. Taip jau kūrėjo sumanyta. Evoliucija vyksta tik tai patyrimų dėka. Kadangi žmonija gyvena nusigręžusi nuo kūrėjo, siekia savų materialių interesų patenkinimo, tiek politikoje, ekonomikoje, visuomenėje, natūralu, niekas ir nemoko to šviesos, kurią suteikia kūrėjas. Tada žmonės, nežinodami šitų dalykų, kodėl taip vyksta, kad meldžiasi už žmogų, o jam nuo to yra blogiau. Todėl, kad tas, kuris meldžiasi, jis jau turi altruistinį motyvą padėti tam žmogui, už kurį meldžiasi, arba dėl kurio meldžiasi. Jo virpesiai yra daug aukštesnio energinio dažnio, nes jis priima tokį sprendimą iš pradžių savo viduje pasimelst. Galbūt pasako, geriausia, kai pasako tam, už kurį meldžiasi, kad ir jis žinotų, kad ir jis stiprintų, kad jis nepaliktas vienišas. Bet jeigu tas, už kurį meldžiamasi, gyvena žemų virpesių būseną, emocijos viešpatauja jo prote, aukštesnio energinio dažnio virpesiai iš besimeldžiančiojo ir nukreipti šitam konkrečiam asmeniui, natūralu pasiekia tą asmenį. Poveikį gali tai turėti ir neigiamą, kadangi tas mirtingasis neįpratęs gyventi tokiuose aukšto arba, sakykime, aukštesnio, daug aukštesnio energinio dažnio virpesių aplinkoje. Ir tas neįprastų virpesių būsenos pojūtis viena gali išbalansuoti mirtingąjį, gali turėti net fiziniam organizmui tam tikrų trikdymų, bet čia priklauso nuo to asmens. Jeigu jisai atveria save nuoširdžiai, taip pat jis nori, kad jis stiprintų ir prašo, taip, aš noriu, kad tu pasimelstum,
jisai nuoširdžiai tuos virpesius geria ir jis jaučia tų virpesių poveikį ir raminantį, ir sustiprinantį. Jeigu yra priešingas poveikis, kad jam blogiau, žinokit, tas žmogus yra užsisklendęs, savanaudiškas, jo gyvenimas nukreiptas tik tai savo interesų tenkinimo linkme, čia aksioma. Čia nereikia įrodinėti, kad taip yra. Taip yra kiekvienam. O tokių reaguojančių būtent tokia plotme yra absoliuti žmonijos dauguma. Nes jie gyvena ritualais ir vartotojiškoj civilizacijai. Todėl šitie energiniai virpesiai jiems yra kaip visiškai svetima aplinka. Staiga atsiranda tokioje aplinkoje. Ir viena, jie išsigąsta daugiau. Priklausomai nuo aplinkos, priklausomai nuo būsenos toje aplinkoje, kokie jų yra tos sakykime, akimirkos planai, siekiai, dėl ko jiems yra sunki padėtis ir panašiai. Tai priklauso ir centrinės nervų sistemos reagavimas. Viskas yra tarpusavyje gyvai susieta. Kūrėjas sumanęs, kad žmonija gyventų be skausmų, be kančių. Tam reikalingi vis aukštesnio energinio dažnio virpesiai. Kad kiekvieną kartą paliktų vis aukštesnius virpesius. Ateinančiai kartai. Bet ji pati turi nugyventi visą tą savo laikotarpį šitoje planetoje, ar bet kurioje kitoje planetoje. Nugyventi, dėdami pastangas, nukreiptas link šviesos šaltinio, kuriuo ir yra kūrėjas. Jeigu gyvenama kitaip, tada energinis virpesių dažnis smukdomas. Aš jums pasakysiu netokį dalyką. Jūsgi žinot, kad buvo ta akimirka, kada buvo mūsų partnerystė su mano partneriu, kur buvo suvesti mes du kūrėjo suvesti. Bet baimė tiek nustelbė jos įtikėjimą, kad jie atsitraukė kažkuriam laikui. Ir tai turėjo poveikio man tiek, kad aš metus laiko negalėjau atsigauti. Kaip galima atsitraukti nuo kūrėjo? Šitokiu būdu. Aš čia nenoriu detalizuoti, bet jeigu ji būtų išlikusi partnerystė, dabar jinai, sakykime taip, šiuo metu jinai sustabdyta, bet tai neužbaigta. Ir nebūtų jokios pandemijos, nebūtų jokios Ukrainos ir Rusijos dabartinės padėties. Iš mūsų būtų sklydę tokio aukšto energinio dažnio virpesiai, kad tie, kurie turi tas užmačias naikinti, nebūtų tokių minčių, nes mintims kilt naikinimui, kad pasireikštų tie sprendimai, turi būti nepaprastai žemas energinis virpesių dažnis. Viskas tarpusavyje yra apjungta. Mes šito nematom, bet tie, kurie jautresni būseną jaučia, kada yra savaitgalis, yra aukštesni virpesiai, nes žmonės turi atsipalaidavimą, laukia malonus galbūt poilsio momentai. Prieš vasarą vėl yra pakilėjimas, nes pakyla energiniai virpesiai. Po sunkios žiemos, po pavasario ateina atostogų metas, vėl tai yra aukštesnio energinio dažnio virpesiai. Ir tai viskas atsispindi visuomenėje. Bet yra čia bet. Didžiulis bet.
Vedliai turi būti tie, kurie dar daugiau orientuotų žmonės į aukštesnio energinio dažnio virpesių šaltinio pusę, kad tie virpesiai nenukristų žemyn. Štai ir ta partnerystė buvo tam ir suteikta, kad mes jau ėjome aukštėjančių energinių virpesių pasireiškimo link, vis stipriau ir stipriau. Ir va su partnerystė tai buvo toks pakilimas mano viduje, jos viduje. Ir va tokiuose virpesiuose, urantų būtų virpesiai tiek išaugę į daug aukštesnį dažnį. Ta būsena būtų juntama, jūs būtumėt sveikesni, stipresni, ryžtingesni. Kiekvieną savo indėlių, kad pasireikštumėt, jūs būtumėt pasireiškę daug tvirčiau. Dabar tas neįvyko. Reiškia, kiekvieno iš mūsų sprendimo priklauso poveikis. Nuo kiekvieno indėlio, asmeninio indėlio priklauso visumai, kokį mes poveikį darom. Malda yra sumanyta ne šiaip savo, tai yra bendravimas, aš jums tą visą laiką sakiau. Malda tai ne nuglūdinti žodžiai, tai yra širdies atverimas kūrėjui. Jūs galite jam pasakoti oro prognozę, kokia čia yra Urantija šitam krašte. Kodėl dabar visas reiškia, rugsėjus yra toks šiltas kaip vasara. Pasišnekėkit su kūrėju. Todėl ir mes turim kantriai melstis ne dėl to, kad čia būtų kažkas nepaprastai didvyriško, kad žmonės galėtų pasireikšti. Ne, kad būtų kūrėjo evoliucinio plano įgyvendinimas mūsų asmeninių indėlių kiekvieno. Kad jūs neštumėt šitą indėlį į kūrėjo sumanimą. Paties kūrėjo, visos energijos, visos kūrinijos sutvėrėjo plano įgyvendinimui, kad jūs asmeniškai neštumėt savo indėlį. Ne kažkas kitas, ne urantai kaip abstrakcija. Asmeniškai tu turi įnešti ir kuo aukštėjančio energinio dažnio pasireiškimu. Nes tai turi poveikio visiems. Norit beprotybę šitą stabdyti, kokie dabar pasireiškia visame pasaulyje, prieš kūrėjo evoliucinį planą. Daugiau atsiverkit, daugiau bendraukit su kūrėju, kad jūsų būtų asmenybė tame gyvame ryšyje kuo stipriau sulieta. Širdimi reiškia dvasia. Ir poveikis tada bus toks, kad tie, kurie turi tokių užmačių ir toliau žengti, pradės minkštėti tas poveikis. Jiems patiems nesuvokiant, kodėl. Juk kada buvo 91 metų sausio įvykiai, generolai Šiaurės miestelėje, kur tankai stovėjo, buvo priėmę sprendimą pult parlamentą. Pult. Ir aš buvau tame parlamente kaip tik tuo metu. Ir vakare jau anksti temsta, apie 6 valandą aš noriu išeiti. Neišleidžia. Išėjimą užminuoti. Negalima išeiti. Viskas. Ir reikėjo anksčiau išeiti. O dabar pasimkit dujokaukės. Dujokaukės. Reiškia, jau tikrai ne šiaip savo juokais čia. Pabulsit naktį ir ryte išleisit. Ne, jeigu dujokaukės, tai čia dujos visa puolimo kažkokia tai bus aplinka. Ir kai išvažiavo Prunskienės vadovaujama delegacija iš parlamento į Šiaurės miestelį su generolais kalbėtis, grįžta po poros valandų,
gavę patvirtinimą, kad šiąnakt nepuls, generolai keičia savo įsakymą. Tai neįprasta. Apvaizda veikia. Veikia taip, kad generolai ir paaiškinti negali, kodėl pakeitė savo įsakymą. Apvaizdos poveikis yra milžiniškas. Ir tai atliekama virpesiais. Nieks nepabeldžia į smegenis ir nepasako, o klausyk, pakeis savo įsakymą. Ne, virpesiais viską pakeičia. Todėl ir nuo mūsų indėlio priklauso, kiek mes patys vis daugiau ir daugiau siekiam atverti save. Daugiau, aš turiu minty, negu buvo prieš tai mūsų asmenybė atverta. Daugiau, dar daugiau. O tada jūs ir turėsite aplinkoj pasireiškimą pagal jūsų virpesių dažnį. Viskas yra gyvam kūrinijos nuostabiam audinyje, kur vieną audinio kraštą patrauksi, visas audinys turi tam tikrą reagavimą į tą patraukimą. Į vieną kraštą įpilsi savo poveikio, visa kūrinyje patiria tai. Tik laipsnis skiriasi. Kuo arčiau tavęs, tuo stipresnis laipsnis. Kuo toliau nuo tavęs, tuo labiau įsisklaido tie virpesiai. Bet poveikis yra. Nes jeigu ir lašą įlašinsi į vandenyną, vandens tūris padidėja tuo lašu. Bet vandenyno masė tokia, kad proporcingai tu nejauti to padidėjimu, bet jis padidėja vienu lašu. O jūsų lašas gyvas. Ir dar turi savybę nuo jūsų pastangų dažnį, skilti aukštesnį dažnį. Nuo vis aukštėjančio dažnio poveikis vis stiprėja į aplinką. Štai jums ir paaiškinimas, kodėl kitas junta, kad yra maldos poveikis neigiamas jam. Jeigu jis atvertų save, jis tada gertų tos pačius virpesius ir siūstų tam savąją atsakomąją maldą, kuris už jį meldžiasi. Kada per savo gimdytojos laidotuvės Utenoje aš garbinau kūrėją prie karsto, kūnas buvo pašarvotas klebonijoje, buvo nusamdytos giedorkos, yra ir tokios, kurios gieda. Ir kada aš garbinau kūrėją, vieną iš tų trijų, ji tiek susierzino, ji nesuvokė, kodėl susierzino. Sako, aš nebegaliu klausyti. Išlėkė iš tos patalpos. Poveikis energinių virpesių, aukšto energinio dažnio turėjo jos tam žemų virpesių pavidalui esančiam būseną, juntamam. Neigiamą tokį poveikį. Nors virpesiai tai yra aukšto dažnio, turėtų apraminti. Užsidarusio žmogaus nepramina. Kada aš važiavau po Lietuvą, kada Vilniuje eidavau su Urantijos knyga į Gedimino prospektą, aš daugybę žmonių studijavau. Ir aš mačiau, kaip nuo manęs atšoksta žmonės tarsi nuo sienos teniso kamuoliukai. Ir aš galvoju, ar čia man akise matosi, ar iš tikrųjų taip yra. Stoju prie centrinio knygyno, šaligatvis gan platus. Vėliau prie centrinio pašto, visur reakcija ta pati. Eina link manęs ir staiga lankstą daro, kad net beveik nuo šaligatvio nueina ant kelio važiuojamosios dalies.
Galvoju, kodėl? Kada tie, kurie prieidavo ir žiūrėdavo, kas čia yra, ta Urantijos knyga, paskiau Kristaus apreiškimų knyga, kalbu jums vėl, jie man daug ką išsakydavo, kaip išpažinties atėjęs pas kunigą. Ir aš sakau, nori, aš tau dabar pasimelsiu, kad tau apsiramintų vidus. Paimu ranką, meldžiuosi ir aš taip jaučiu, kad dega ranka mano. Klausiu, ką tu jautėjai maldos metu? Nieko nejaučiu. Aš negalėjau suprasti, kaip nieko nejauti, jeigu man ranka dega tiesiog. Kitam paimu ranką, pasimeldžiu ir klausiu, ką tu jautėjai? Sakau, aš negaliu ašarų sulaikyti. Aš visas sukaitau arba visa sukaitau. Sakau, mane degino net visą ranką. O aš nieko nejaučiu. Galvoju, jis irgi arba ji nejaučia nieko. Štai čia yra atvirkštinis momentas. Kada tas, kuris eina užsivėrusiais virpesiais ir žemo energinio dažnio, iš manęs sklinda aukšto energinio dažnio virpesiai, jis atsimuša kaip į sieną. Ir tada jis traukiasi šaligatviu, eidamas į kraštą, iki pat gali tos dalies pasitraukti. Ten jau toliau reikia nuo bordiūro nulipti į važiuojamosios kelio dalies pakraštį. Štai jis iki pat eina pakraščiu. Pats jis negali paaiškinti, kodėl taip daro. Virpesiai atstumia tuos žmonės, kurie neatsiveria visiškai. Tie, kurie aukštesnio energinio dažnio ir ieško, jie prieina ir nieko poveikio nėra. Tas pats su to karštį jaučiančia ranka. Tie virpesiai, kurie nepatenka į tą užsivėrusį. Viskas manyje tada ir dega. Iš manęs toliau nepasklinda virpesiai. O tas, kuris nieko neužsisklendęs, pro mane prateka ir aš nieko nejaučiu, galvoju, tai jis nieko ir negali jausti. Prateka kaip pralaidininką per mano ranką. O jis jaučia poveikį ir apraminimą, ir ašaras kyla, ir šiluma visa, o ranka dega, ar net kojos dega nuo to rankos delno. Žodžiu, virpesiai turi poveikį. Kada mes iš tikrųjų atveriam save nuoširdžiai, jie mus apramina ir sustiprina. Kada mes užsivėrę esam savanaudiški, veikia priešingai. Susierzinimas, galvos skausmai, net gali kilti įvairių ligų, jeigu tai žmogus dažniau bus tokiuose virpesiuose, o pats neatsivers. Štai dėl to mes ir turim didžiulį poveikį savo virpesiais visai aplinkai. O kaip tą poveikį naudoti, jūs jau žinot. Amen.